Labą dieną. Šiandien turime 129 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Lietuvos ūkį ir visuomenę XIX amžiaus pabaigoje. Šį kartą pakalbėsime apie Lietuvių tautinį sąjūdį XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Pirmiausiai apie Lietuvos visuomenės poziciją rusų valdžios atžvilgiu. Taigi XIX amžiaus 7 dešimtmetyje Lietuvos politiniame ir kultūrinėme gyvenime įvyko didelis lūžis. Buvo formuojami nauji lietuvių tautos tikslai. Tai buvo susiję su nauju valstiečių kilmės lietuvių inteligentijos sluoksnio susiformavimu. Lietuvių inteligentija kilo iš pasiturinčių valstiečių. Jos pirmieji atstovai buvo Peterburgo ir Maskvos universitetų studentai, išauklėti nebe lenkų tradicijų dvasia. Tai yra Basanavičius, Jablonskis, Šliūpas, Vileišis ir kiti. Šie inteligentai nenorėjo pripažinti lietuviais tų, kurie pasisakė prieš gimtąją lietuvių kalbą. Jie ragino apsispręsti, arba būti lietuviu, arba lenku. Lietuviams teko grumtis dėl elementariausių tautos teisių. Tai yra gimtosios kalbos, tautinės mokyklos, katalikų tikėjimo išpažinimo. Pirmuosius 2 dešimtmečius po baudžiavos panaikinimo lietuviai mokėsi gyventi ir dirbti naujomis sąlygomis. Lietuvių inteligentija pirmenybę teikia kultūriniams interesams, ypač tautos dvasios žadinimui. Tarp lietuvių inteligentų dar buvo populiarios švietėjų idėjos. Vienintelė išeitimi savo tautai jie laikė mokslą, nes jis skleidžia gėrį ir teisingumą. Apie lietuvių nelegalios spaudos platinimą. Užsienyje spausdinamos lietuviškos knygos atvirai į Lietuvą patekti negalėjo. Rusų policija ir žandarai visokiais būdais ieškodavo į Lietuvą patenkančios spaudos ir ją naikindavo. Svarbiausias veikliosios lietuvių visuomenės uždavinys buvo platinti tokius spaudinius. Pirmaisiais spaudos draudimo dešimtmečiais aktyviai veikė profesionalūs kontrabandininkai. Pamažu į tą darbą įsitraukė ir tikrieji knygnešiai. Jie patys gabendavo knygas per sieną ir jas platindavo. Dauguma jų dirbo jau ne tik dėl pelno, bet ir iš idėjos. Kai kurie jų pasienyje įkliūdavo, nemažai žuvo nuo pasienio sargybinių kulkų. Spaudos draudimo metais, tai yra 1864–1904 metais, Lietuvoje nukentėjo daugybė knygnešių. Daugelis jų atsidūrė Sibire. Kaune, įamžinant knygnešių atminimą, prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo įrengta kabutėse knygnešių sienelė. Įrašytos 100 daugiausiai nuveikusių knygnešių pavardės. Tarp knygnešių buvo beveik 30 profesijų žmonės. Pavienių knygnešių veikla nebuvo darniai organizuota. Jie patys gabeno knygas, patys jas platino. Tačiau ilgainiui atsirado įvairių organizacijų, draugijų
Pirmoji tokia organizacija buvo sukurta jau 1867 metais vyskupo Valančiaus sumanymu. Specialiai jo parašytos religinio turinio knygutės buvo spausdinamos Tilžėje. Vėliau, kai prie to darbo prisidėjo daugiau inteligentų, ėmė vyrauti platinamos pasaulietinio turinio knygos. Labiausiai savo veikla išgarsėjo 1894 metais įkurta Kabutėse Sietyno draugija, kurią valdžia likvidavo tik 1897 metais. Kitos garsios draugijos buvo Kabutėse Atgaja, Kabutėse Artojų, Garšvių knygnešių draugija ir panašiai. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie Lietuvos visuomenės poziciją rusų valdžios atžvilgiu. Apibūdinkite inteligentų reakciją į rusų valdžios politiką. Kas nulėmė naujo lietuvių inteligentijos sluoksnio formavimąsi. Pasakokite, apibūdinkite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie lietuvių nelegalios spaudos platinimą. Apibūdinkite knygnešių reakciją į rusų valdžios politiką. Pasakokite ir apibūdinkite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.